Na, o dabar žiūrime, kaip mums pavyks padėti tą Izabelį. Izabelė planuoja organizuoti loteriją ir vienu metu turės mesti dalyvis standartinį šešiasienį lošimo kauliuką ir simetrišką monetą, kurios vienoje pusėje skaičius 2, kitoje 4. Aš siūlyčiau tokį uždavinuką tiesiog pasidaryti lentelę, kur susirašyti visas galimas baigtis. Štai, aš viršuje rašysiu čia kauliukas, kaip galėjo iškristi, o čia kaip moneta. Tai moneta labai viskas paprasta, tik tai arba 2 arba 4, tai yra dvisienė moneta, 2 arba 4 iškrenta. Na, o kauliukas galėjo iškristi 1 akutė, arba 2 akutės, arba 3 akutės, arba 4, arba 5, arba net 6 akutės. Dabar kiekvieną baigtį mes koduojame. Mums parašyta, kad baigtį žymime taip. Jei lošimo kauliukas atvirto 3 akutėm, o moneta skaičiumi 2, žymime 3 ir 2. Taigi, štai čia bus 3 ir 2. Galime sužymėti visas kitas baigtis. Čia 3 ir 2, čia 2 ir 2, čia 1 ir 2, 4 ir 2, 5 ir 2, 6 ir 2. Dabar čia bus 1 ir 4, 2 ir 4, 3 ir 4, 4 ir 4, 5 ir 4, na ir galiausiai 6 ir 4. Kaip matote, mūsų bandymas turi 12 baigčių. Pirmas mūsų veiksmas prašo užrašyti įvykių x = 6 palankių baigčių aibę. Žiūrim, kas tas mūsų x-as. Žaidėjo laimėta pinigų suma, o laimi žaidėjas pinigų sumą lygia atvirtusių akučių skaičių ant kauliuko ir monetos sumai. Tai dabar čia suma, čia būtų laimėjęs 5 eurus, nes 3 plus 2 – 5, čia 4 eurus, nes 2 plus 2 – 4, čia 6 eurus, 4 plus 2 yra 6. Taigi, šitas jau mums tinka, 6 eurai. Žiūrime toliau 7, 8, čia 5, dar yra 6 eurai. Bandymas turi 2 baigtis, kurios yra palankios įvykiui x = 6. Tai pirma baigtis 2 ir 4, antra baigtis 4 ir 2. Jau gavome 1 tašką. Dabar mums reikia apskaičiuoti tikimybę, kad mūsų atsitiktinis dydis įgyja reikšmę lygi 6. Mes turime 2 baigtis, 2 baigtis yra palankios, iš viso baigčių yra 12. Taigi suprastinus gaunu, kad ta tikimybė lygi 1/6. Dar 1 taškas. Trečiasis taškas už tai, kad mes baigsime pildyti skirstinio lentelę. Tai ten, kur atsitiktinis dydis lygus 6, mes jau apskaičiavome. Čia yra tikimybė 1/6. Dabar pažiūrėkime, atsitiktinis dydis lygus 9. Kad gautumėm 9, čia 6 plus 2 – 8, jau pats didžiausias skaičius bus šitoje eilutėje. Toliau žiūrim, čia 6, 7, 8, 9. 9 yra vienintelė palanki baigtis iš 12. Reiškia, mūsų tikimybė, kad atsitiktinis dydis įgyja reikšmę lygią 9, yra 1/12. Taigi aš čia ir parašau 1/12. Baigiau pildyti skirstinio lentelę, gavau dar 1 tašką. Na ir D eilutė. Sako, kad mokyklos taisyklės neleidžia organizatoriam loterijos nei turėti pelno, nei aišku, jis negali patirti nuostolių. Reiškia, išlošio vidutinis dydis turi sutapti su bilieto kaina, to žaidimo kaina. Taigi mums reikia apskaičiuoti vidurkį. Skaičiuokime. Mūsų vidurkis EX arba matematinė viltis bus lygi kiekvieną atsitiktinio dydžio reikšmę dauginam iš šios tikimybės ir visas tas sandaugas gautas sudedam. 3 dauginu iš 1/12 plus 4 dauginu iš 1/12 plus 5 dauginu iš 1/6 plus 6 dauginu iš 1/6 ir plus 7 dauginu iš 1/6 ir plus 8 dauginu iš 1/6, o tada dar 9 dauginu iš 1/12 ir 10 dauginu iš 1/12. Viską apskaičiavus gaunu 6,5 euro. Taigi atsakymas, mano žaidimo kaina arba bilieto kaina turėtų būti 6,5 euro. Štai įsprendėme šį uždavinuką ir už šitą eilutę dar 1 taškas.